Kreipdamasis į visus mielus bičiulius, savo rinkėjus, studentus, jaunus žmonės, mano kartos žmonės ir vyresnius, aš noriu palinkėti labai gražių, linksmų, šventų kalėdų ir labai laimingų, prasmingų, šiltų, gražių naujųjų metų. Ateinantieji metai yra svarbus mums visiems. Jie yra svarbus ir todėl, kad jie artina 2013-osius, kada Lietuva pirmą kartą istorijoje pirmininkaus Europos Sąjungoje. Jie yra svarbus todėl, kad 12 metai tai yra nacionalinio parlamento rinkimo metai, tai yra Seimo rinkimo metai. Ir mes puikiai suprantame, kad moderni Lietuva, ateities Lietuva, ji privalo vienokiu ar kitokiu būdu sukurti modernę, prasmingą, gerą politiką. Mes turime pasistengti, kad mūsų politika vienaip ar kitaip trauktų geriausiąją visuomenės dalį, ypatingai tą, kurią aš tikiu ir visada tikėjau – jaunus žmonės. Jaunus, inteligentiškus, protingus žmonės, kurie turi vieną kartą atnaujinti visą Lietuvos visuomenę ir visą mūsų politinį gyvenimą. Aš tikiu, kad šitie metai gali būti lūžio metai. Aš tikiu, kad 12 metai iš tikrųjų leis mums kalbėti apie Lietuvą ne kaip apie melancholijos ir pesimizmo kupiną šalį, bet kaip apie atvirą, europietišką šalį, kurioje daugėja išminties, modernios patirties, kritiško kalbėjimo apie save ir susivokimo, kad niekas nėra tobulas ir kad tik atvirumas bei supratimas, kad tu esi Europos tautų šeimoje, gali padėti žvelgti į ateitį su pasitikėjimu. Todėl dar kartą visko paties geriausio jums, gražių švenčių, ramybės, jaukumo, šilumos jūsų namams, kad jūs būtumėte mylimi savo artimiausių žmonių, savo draugų, kad darbe ir jūsų profesiniai aplinkoj jums būtų miela, gera ir kad 12 metai taptų mūsų vilties metais.